Turim dar vieną svečią, nuostabią dainininkę Justę Kraujelytę. Labas, Justė. Kaip ir tarėmės, viską paprastai. Tai kas, kiek, kur, kiek kainavo, kodėl ir kada pamatysim. Ačiū, Justė. Taip. Puikiai. Tai iš tikrųjų esu knygų mugėje, nes pristatau savo debiutinį vinilinį albumą Imposteris. Tai yra trumpo metro albumas, EP, kuriam yra labai daug gyvų instrumentų, yra daug styginių, žodžiu, jis toks dinamiškas, labai gražus, man labai brangus darbas ir džiaugiuosi, kad galiu susitikti su klausytojais čia. Labai džiugu už tave, Justė. Tiek nesakysiu. Bet šitą mūsų pokalbį tai tiek bus apie Justės kūrybą, aišku. Mūsų žinai, kas labiau domina. Aš tikiu, kad tau galbūt ir neteko dar atsidaryti puslapį artist.tv. Kol kas neteko, bet kadangi jau šiek tiek susipažinom, pabendravom, tai truputėlį buvau užmetus akį ir ketinu panagrinėti daugiau šitą puslapį. Taip, užsiimam, galima sakyti, švietėjišką veiklą, norim paskatinti žmonės labiau domėtis kultūra. Ir kultūra galbūt ta, kuri yra sunkiau prieinama, sunkiau pasiekiama. Kiek tu pati, sakykime, vartoji kultūrą, sėdėdama namuose? Iš tikrųjų, tai aš dar esu tas senas žmogus, kuris turi televizorių namuose. Čia žmogus sako, kuriam 18, kad dar senas žmogus. Tai turiu tikrai televizorių namuose, tai tenka jį pasižiūrėti, gal tai daugiau yra, aišku, filmai, laidos ir kažkoks turinys, kurį aš mėgstu. Filmai, klasika, serialai, atsipalaidavimų ir panašiai, bet tikriausiai, kaip ir daugelis muzikantų, matyt, pagrindą naudoju muzikos platformą Spotify, tai kiekvieną dieną ir muzikos klausimui, ir podcastams, ir, sakau, ir įkvėpimui, ir kasdienybei, panašiai, ir mano pačios muzika taip pat yra. Man tai labai būtų įdomu išgirsti, gal tu esi pastebėjus, turi kokią nuomonę, ko trūksta, pavyzdžiui, ko iš tikrųjų nerandi, ką su mielu noru norėtum pamatyti. Aš manau, kad yra tiesiog problema tame, kad dabar mes, aišku, turim tam galimybę pasikeisti VPN-ą ir prieiti prie turinio, žodžiu, kuris nėra transliuojamas Lietuvoje, bet nemažai dalykų, iš tikrųjų, netgi tie patys filmai yra kai kurie neprieinami, net ir mokamai, net ir ieškant, nežinau, googlinant be proto, ta prasme, ir norint už tai tikrai susimokėti ir nepiratauti, kartais yra neįmanoma to pasiekti, nes, nu, tikrai. Tiksliau, ko teko tau ieškoti? Pavyzdžiui, gerai, tarkim, ar ne, aš noriu pažiūrėti kokius Linčo filmus, tai man yra prieinami vos keletas, nes dauguma yra nerodomi, tiesiog, nežinau, Baltijos šalyse ar atskirai Lietuvoje, tai kartais tikrai tai erzina ir iš tikrųjų turiu tikrai prisipažinti, kad tada jau ieškai per draugus, kažkur tais, kur ten galima prisijungti, kažkur tais pasižiūrėti free online su bloga kokybė, kaip, pavyzdžiui, mano pačios intencija būtų tikrai norisi kaip kūrėjai susimokėti už tai kitiems kūrėjams ir žiūrėti tą turinį, bet jis yra tiesiog neprieinamas. Kol kas. Aš manau, kad tai sprendžiasi. Tai čia filmai, o kokie kiti meno žanrai, pavyzdžiui? Nežinau, ar ne, mes gal turim LRT kultūros kanalą, LRT+, kur galim pažiūrėti spektaklius ir laidas apie meną ir kultūrą, bet tai, man atrodo, man žinomas yra toks vienas kanalas ir aš galvoju, kad reikėtų daugiau tokio turinio, nes norėčiau, nežinau, pasidomėti ir kitom įvairiom disciplinom ir ne tik tai žiūrėti kiną. Tavo nuomonė, koks turėtų būti menas, kad galėtų atlaikyti išbandymo laiku, kuris įdomus būtų ir po 50 metų? Tai man atrodo, kad gal visi kažkokie autentiški kūriniai, kurie įkūnija to laikmečio problematiką, dvasią arba kažkokius bendražmogiškus dalykus, tai jie yra ilgalaikiai ir jie išlieka. Ir aišku, svarbu, kad tai būtų kokybiška, nes man atrodo, kad dabar šiais laikais, kadangi yra labai daug galimybių kurti iš karto tai streaminti visur į platformas, tai mes turim labai daug tokio fono, labai visko daug, labai sunku surasti kartais tai, kas yra kokybiška ir kas yra įdomu, ir gal problema yra tame, kad žmonės tam visam šurmuly tiesiog skiria po 15 sekundžių savo dėmesio, nes tiesiog nėra gal jokio filtro visam tam turiniui, kuris patenka į mediją. Tai aš sakyčiau, gal yra tokia problema, kad kartais visam tam triukšme galiausiai supranti, kad tu nieko nebenori žiūrėti, nes tau tiesiog yra bloga. Nuo visko, nuo, nežinau, visokių naujienlaiškių, prenumeratų ir nuolat ateinančio srauto, TikTokas and so on, sakau, aš gal esu tiesiog dar nesu taip pakankamai, ta prasme, nesu Gen Z, tai dėl to nesu taip įnikusi į visą tai, bet man tiesiog visame tame trūksta kokybės arba, pavyzdžiui, būna tiesiog neįdomu.
Sutinki, kad kritika verčia vis tiek kažkiek tobulėti. Tiesa? Taip, vienareikšmiškai. Ar sutiktum, pasakyk sąžiningai, ateiti į laidą, kurioje, taip planuojam tokią laidą galbūt daryti, iš tam tikros meno srities paimti 4-5 profesionalus ir išoperuoti atėjus atlikėją tiesiog. Grinai apie tavo kūrybą, grinai tavo kūrybai skirti valandą laiko ir su visai įmanoma kritikas. Aš tai sutikčiau. Užsirašykit, jūs tai pirmoji laidoje jau sutiko dalyvauti. Kodėlgi ne? Daug kas sako, man reikia laiko pagalvoti kažkaip. Sako, jeigu tai nebūtų filmuojama ir rodoma, būtinai ateičiau. Aš tai iš tikrųjų nebijau ir kritika tikrai verčia tobulėti ir prašau, mes galim padiskutuoti, galbūt turėsim kažkokias skirtingas nuomonės ir pastebėjimus. Ir man atrodo, kad kai žmogus kuria, jisai tarsi turėtų gebėti apginti savo poziciją, savo nuomonę ar savo sprendimus ir pasirinkimus. Tai aš gal jaučiuosi galinti. Va čia stipru. Ne, iš viso lengviau yra gyventi, kada supranti, kad visiems geras nebus. Tai aišku, vienareikšmiškai nebus. Kiekvienas, žinoma, kūrėjas nori kaip ir didesnės auditorijos, viskas, bet... Aš manau, kad kiekvienas kūrėjas bent jau norėt būti savim ir atstovauti tai, kas jam svarbu. Taip, tai aišku, mes turim ir daug tokio mainstreamo, kuris pataiko į daugumos skonį arba kuris prisitaiko prie trendų. Tai aš, sakykime, gal irgi priskiriu save prie atstovaujančių, tuos, kurie netaiko į trendus, kurie nori kažką tais ieškoti, atrasti kažką tai savito ir taip, tai nebūtinai bus labai labai populiaru, bet man, pavyzdžiui, yra labai svarbu likti ištikimai savo ir eiti kažkokią savo vagą ir pasakoti tai, kas yra man svarbu. Ir aš tikiu, kad tame galima rasti bendraminčių ir tokių tikrų bendraminčių, ne vienadienių, ne tų, kurie seka, kad dabar tai ant bangos, tai nežinau, čia visiems patinka, tai ir man tada gal patinka, nes šiaip turėtų man patikti, nes nežinau, dabar visi geria kavą su sojų pienu, tai aš irgi pamėgsiu, nes man gal noriu pritapti prie bangos. Tai... Bet gal pabandyti? Bet tai gal, aišku, kad galime pabandyti, bet manau, kad jeigu ir nepatinka, tai kam nusivilt, gal patinka su migdolų pienu gerti kavą ir viskas. Ir kam keisti viskas, jeigu jau turi, kad jau kažkas patinka. Tai. O kaip apskritai, manai, kūrėjams, gerbėjams reikalinga tokia platforma kaip Artist TV? Aš tai manau, kad tikrai yra trūkumas tokių platformų ir tai tikrai galėtų būti puikia nauja platforma, kuri pamažu supažindintų su įvairiom temom ir manau tikrai irgi rastų savo auditoriją, nes manau, kad žmonės yra ištroškę tokio turinio, bent jau dalis žmonių. Gal dalis, ne to, kaip sakau, viso mainstreamo, bet yra žmonių, kurie nori sužinoti giliau apie dalykus. Aiste, labai tau ačiū ir tikiu, kad pagalvosi rimtai, kokiu turiniu galėtum pasidalinti su Artist TV. Gerai, žinoma, tikrai pagalvosiu. Ačiū tau labai ir ačiū labai. Geros knygų mugės.